Aptirpo sniegas ir atėjau apsižvalgyti aplinkui, kas dedasi pas mane apylinkėse, miške. O štai ta toks vaizdas, lyg tai karas būtų praėjęs. Vasarą kažkaip užaugę nesimatė ir šitas medis jau turbūt išvirtęs anksčiau, bet kažkaip jo neužfiksavau per tą žalumą. Didžiuliai medžiai išvirtę tuopos, aš net nežinau, kas čia urvai kažkokie padaryti. Tai va, tu turi tokią galimybę ir progą išeiti, atsistojęs nuo staro, pasižiūrėti, kas darosi. Ar tu matai, kokio dydžio medis? Tai yra neįtikėtini medžiai suvirtę. Ir čia jų tokių galingų medžių tuopų yra, bet kaip tu matai pasižymėta, šitie medžiai yra pažymėti štai tokiais vat brūkšniais oranžiniais. Ką tai reiškia, turbūt supranti, jie pažymėti kirtimui. Ir kadangi kirtimui yra pažymėta, kažkoks neišvengiamumas laukia iš tų medžių. Turiu pamąstymo, kad sugebėti išsaugoti šitą mišką, kuris yra mano tose teritorijose. Bandysiu tai padaryti, turiu tokį pamąstymą, vėliau pasidalinsiu, bet dabar tiesiog einu pasižiūrėti, kas čia darosi. Tai va tos tuopos, kuri ten nukritusi, štai jos čia yra. Didžiuliai galingi medžiai, aš nežinau kokio čia aukščio, bet iš tikro įspūdinga. Pušų didžiulių, eglių didžiulių pilna, nu ir tokia va sumaištis čia sukritusi. Net ir saulė sugebėjo išlysti, ką tik snygo, lyg tai ir šlapdriba buvo, nesuprasti apie ką, bet o štai toksai tas medelis. Aplinkui kita miško dalis yra iškirsta prieš turbūt kokius 7 metus, jeigu aš neklystu, gal biškutėlį anksčiau ir ten nepaugusi jau bilenkuo, tai kai buvo žalia, tai nesimatė nieko, dabar viskas matosi, kalvos labai, reljefas gražus, bet šitas miškas yra nuostabus, aš jį norėčiau paversti parku, natūralių parkų, apvalyti čia, kas yra prikritę, išnaudojant malkoms, šildantis, bet šitų medžių negalima pjauti. Jie yra neįtikėtino grožio, dydžio ir pabandysiu aš juos išsaugoti, kad šitas miškas liktų. Ir jisai ganėtinai netankus ir tikro labai jaukus. Suduoda jisai tą visą energiją ir tas pasivaiščiojimas miške, aš tiesiog dienos metu išeinu praseiti, ar vieną kitą medį atsinešti šildymuisi, nuvirtusi, ar tiesiog pabūti, suteikia man didžiulę ramybę. Nors ir taip esu ramus, bet kažkokią tai jėgą suteikia miškas. Ir jeigu neturi tokios galimybės išeiti į mišką, tai įtampa pas tave yra visą laiką galvoje. O kai turi galimybę išeiti ir ištrūkti, iš tikrųjų Lietuvoje mes turim didžiulės galimybės, tai yra net leistina to nepadaryti, tiesiog išeiti į mišką. Ar tai sniegas, ar tai nesniegas. Neįtikėtina, ką tik buvo tiek sniego, didžiulės pusnys, o čia nieko nebeliko. Štai tokios kalvelės gražios, fantastiškos, iš tikrųjų nuostabus miškas. Ir dabar aš čia keliauju prie tokios va vietos, pelkutė tokia nedidelė. Kažkada čia buvo prie pat net namo kūdra iškasta. Čia įspūdingos eglės. Didžiulės į dangų besistiebiančios. Didžiulė kūdra buvo prie pat namo, bet buvo melioracija ir viską nuvedė kažkur. Tai čia vienas iš tų dar likučių. Tos pelkės irgi ganėtinai unikalus dalykas. Šiek tiek čia tų beržų pakrytė, bet štai taip atrodo šita dalis. Na gerai, nueisiu pasižiūrėti, kas darosi su ta iškirsta dalimi. Tai va, tai ta galimybė pasivaikščioti miške yra iš tikrųjų įspūdingas dalykas, nes tai suteikia stiprybės. Tai suteikia stiprybės kiekvienai dienai, pabūti tarp medžių, tarp gamtos, tarp tikrumo. Čia nėra jokio šurmulio, čia nėra jokių skubėjimų, čia yra tiesiog gyvenimas, kuris va tokiu būdu vyksta. Ir tai, nuo ko žmonės yra atitraukti, dėl ko taip serga, todėl kad jie jau nebemato gamtos, joje nebūna. Ir automatiškai nebetenka tos galimybės pasisemti tos jėgos. Nu va, tai čia šitas vaizdas, kas dabar matyti aplinkui, yra buvęs didžiulis miškas toks, koks tai tenais yra. Didžiuliai kelmai matyti. Nu čia žvėrių takais aš tikro prasėjusiu dabar. Vasarą čia neįmanoma veik praeiti. Šalimais, kur avietinai yra, ten galiu kažkur praeiti, bet
kaip gyvatės, kokie smauglė, ne? Tokie pušų išlikę. Va, kelmai, didžiuliai kelmai. Plynė, čia buvo padaryta plynė. Ir ta plynė dabar atvėrė man visą vaizdą. Čia visur avietynai, bet tiek aviečių gyvenime čia neprisirinksi. Dar sniego čia išlikę kažkaip šitose vietose. Pabandysiu ant kalvos užlipti ir pasižiūrėti, kas tenais matytis. Tai va, matytis miško, ta dalis, kur išliko. Čia buvo lygiai toks pat miškas. Lygiai tas pats. Va, tos tragiškos pušys išlikusios, nudžiūvusios. Kodėl jis jas palieka? Čia kažkokia tai turi savo išgalvotą nesąmoningą metodiką galbūt miškininkai. Bet yra taip, kaip yra šitą realybę. Bandau prasibrauti šiek tiek aukščiau. Matyti didžiuliai kelmai. Supjaustyti. Ir va štai tokios kalvos. Okay, čia jau daugiau atsiveria vaizdo. Va, dar palikta nupjautų medžių dalių kažkokių tai. Vau, kokie atsiveria plotai. Bet jie jau yra tiesiog brūzgynai šiuo atveju. Šiek tiek matosi, kad kalvelė yra su augančių beržynų naujų, bet turbūt dar reikės kokių 15-20 metų, kad kažkiek tai tikresnis miškas būtų. Okay. Čia atėjom, pamatėm, kas yra toks kaip po meteorito nugriuvimo medis likęs. Gerai, eisiu ieškoti dar kitų vietų, pažiūrėsim, ką rasime. Štai dar viena vieta su didžiuliais medžiais, bet šitos eglės jau visos pakramtytos vabalų, bet natūralus procesas turbūt vyksta. Ir štai prie manęs esantis medis jau visas apvalgytas. Ir tokios kaip kapinyna šitų medžių. Matyt, ta vieta tokia specifinė yra, bet pamažu, oho, štai čia didžiuliai kiekiai jų suvirtę. Pušys sveikos išlikusios, kai kurios eglės yra sveikos, nu, išlieka stipriausi medžiai. Labai tas paklotas gražus. O, tai mes čia pasižiūrėsime, kas čia darosi su šita vieta. Ten jau jaunas miškas, ten buvo anksčiau išpjautas ir jisai toksai bilenkoks ataugęs. Čia dar likę seną miško gabaliukas toliau nuėjus ir išvirtė turbūt audros čia kažkokios pasekmės. Paprastai, kur buvo išpjauta medžiai, neliko į ką atsiremti. Ten ąžuolų dar yra likę, matau. Čia kažkokia kūdra. Šita vieta yra labai turtinga įvairiais rieduliais. Pilnai didžiulių akmenų. Tai man tas labai patinka. O štai šita vieta tokia jau nelabai praeinama. Tiesiog medis ant medžio. Gerai. Lygiai taip pat ir beržai didžiuliai. Čia, kaip matau, yra tokie, kur, nežinau, dangų siekiantis. Ir pats miškas yra įspūdingas. Einu ieškoti tolimesnių kitų vietų, pažiūrėsim, ką surasim. Labai dar grybų daug išlikę, kaip nekeista, gruodžio antra pusė, prieš kalėdinis metas, tai galima būtų pasigrybauti. Tai ko gero gal paskutinį kartą valgyčiau šitų grybų, bet šiaip gražu pasižiūrėti į tos augalus ant senos tuopos suvirtusios, užaugusios. Štai tokie gražus gamtos dalykai, kur tiesiog sustoju paganyti akį, grybai ant išvirtusių beržų. Ir nedažnai galiu pamatyti ir aš pats, bet tiesiog kažkokie va tokie va dariniai užaugę. Labai gražu, čia lygiai taip pat išvirtė apie bet ką. Išvirtė medžiai. Toks va šlaitas. Kokios tuopos didžiulės toliau. Einam, pažiūrėsim. Atėjau prie tos tuopos didžiulės ir štai taip neatrodo. Vaizdas ekrane nebus toksai įspūdingas kaip gyvas daiktas. Bet va štai va jinai kyla į tą begalybę. Va štai taip atrodo tas medis. Įspūdingas, nežinau kiek metų, bet kažkas tai įspūdingo. O štai dar atradau vieną eglę, irgi taip pat didelė tokia, kad, nu, eglės tokios, aš nežinau, užaugo didelės, bet jinai yra
štai tokia struktūra. Iš šono šakos užaugimo į medį yra štai tokia. Ten irgi driekėsi į begalybę, į visišką begalybę, ten danguje kažkur tai baigėsi tas medis. Ir vasaros metu girdėdavau čia baubiančius įvairius gyvūnus, dabar jų negirdėti. Dėl viso pikto esu pasiruošęs tam, bet čia yra džiunglės. Vasarą čia neįmanoma patekti, nes užaugę, užkritę, dabar galiu kažkiek tai praėjimą tokią pasidaryti. Ir pasižiūrėti dar kažkiek tai, kas čia darosi. Nu jo, čia atrodo, kad kažkoks tai vyko mūšis. Nesuprantu, kas, kodėl tiek daug visko išversta. Ar tu matai, kas čia darosi? Tiesiog viskas išvirtė. Dalis labai įdomu, kad yra nupjauta. Čia turbūt iš to pjovimo vyko. Ir kažkokiu būdu dar palikta čia nais kažkas. Tai gerai, einu aš toliau nagrinėtis, kas čia darosi. Kažkada čia augo va štai tokio dydžio medžiai. Didžiuliai medžiai. Jie irgi buvo išpjauti, apsamanojo jau, bet pažiūrint per tą brūzgyną matosi mano sodybos stogas. Tai čia yra tokia kalva, jinai ganėtinai smagi. Ir dabar nuėjau į kitos vietos, kur kaip karo zonoje. Ir yra irgi daug privirtusio įvairių tų medžių. Ir kas čia atsitikė, man įtarimas yra, kad vis dėlto čia kraštinis yra kraštas viso miško buvo. Kai jisai buvo išpjautas, nebeliko į ką atsiremti medžių į medį. Plynas laukas pasiliko ir išvertė likusius medžius, kurie jau eina galbūt į kitų teritoriją, bet kažkas tai panašaus. O jo, graudus vaizdas, taip miškuose paprastai turbūt nebūna. Kad jie čia taip būtų suvirtę vienas ant kito ir didesnis vėjas ir viso gero tiems medžiams. Nu ką, natūraliai ataugs. Aš labai tikiuosi, štai dar didžiulė tuopa. Ir matyti ženklas, kad ties šita riba ir buvo baigta pjauti. Ten jau ne abiejų kompetencijų buvo, dėl to ir liko viskas čia išvirtę. Įspūdingas vaizdas, ganėtinai graudokas, bet jau tokia realybė. Gerai, šita dalis jau kaip ir apžiūrėta. Pažiūrėsime, kas manęs laukia toliau, jeigu pavyks šiandien dar kažkur tai nueiti. O štai čia suradau va tokius pėdsakus šviežius. Čia yra žvėrių takai, kuris aš truputėlį pareisiu, nes iš tikrųjų žvėrių čia yra labai daug. Elnių, briedžių, stirnų, iš tų didžiųjų šernų, lūšių pėdsakų mačiau ir tokių sūrinių šunų ir visko. Tai tie takai aplink čia yra, per tos savekynus veda ir bandysiu jais grįžti iki savo trobos. Ant kalno viršūnės esu. Nu va, tai štai tokia įspūdinga gamta iš tikrųjų yra. Ir štai jau matosi pirmieji pastatai nuo tos kalvelės. Neįtikėtinos vietos, laukinės, natūralios, tikros, su tam tikrais pakitimais šitam gyvenime. Žmogaus įtaka tam tikra, bet taip jau atsitikę. Žiūrėsim, ką galima dar atrasti šitose vietovėse, bet vienos iš nuošaliausių ir laukinių vietovių. Pradėjo snigti staiga, tai kelionę šitą trumpam sustabdysime ir judėsiu link trobos. Grįžtant link namų, iš kitos pusės, kuri jau šiek tiek vargstanti yra, būtent kluono, nes sukritęs ir tas stogo dalis reikės taisyti. Štai tokių pilnas skilių, pagraužtų, visokių padaužytų. Ir atrodytų, kasgi čia galėtų būti, bet kadangi jau aš tą patį girdžiu ir žinau, kas name vyksta, tai galiu pasakyti, kas tai yra. Ir čia nėra žiurkės, čia yra geniai. Jie ieško tų vabaliukų, jie kapoja tą medį ir tiesiog kartais būna, man buvo labai stebėjausi, kai aš sėdžiu namuose naktis ir beldimas į duris, tuk, tuk, tuk. Galvoju, kas čia dabar? Dar kartą tuk, 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 išeinu kažkur į šalį, hop, paskrenda paukščiukas. Aha, viskas aišku, geniai kala. Tai va čia lygiai ta pati situacija, jie ieško tų kirminėlių šitose medžiuose. Turėjau dar kitą vietą, dar kažkas čiulena čia nais. Tai užtvankėlė kažkaip pati natūraliai turbūt pasidariusi. Čia tikrai nelabai panašu į natūralų kažkokį tai darinį.
Greičiausiai čia yra melioracijos kažkoks tai kanalas padarytas. No, bet vis tiek vandenėlis bėga. Vainuojant čia gal ir kokį užtvankėlę didesnę pasidarius. Tai ir maudymosi baseiną galima pasidaryti. Nu, mes gal dabar apie tai nesvajosime. Tai čia jau ta riba miško. Miškas baigėsi ir prasideda jau pievas. Dar užsuksiu vieną namą apleistą ir kelionę šiandien baigsiu. Na štai priejau dar vieną vietą. Čia jau niekas te gyvena. Aš rudenį dar rinkausi obuolius iš šito sodo. Dar jų likę sušalus ir raudoni labai skanūs obuoliai. Čia šiek tiek kitokie, bet irgi dar likę sušalę. Ir štai vat nykstantis pamatai. Ir čia tvartas buvęs, kaip suprantu. Man iš tikrųjų labai įdomu pasižiūrėti tas istorijas tokių pastatų ir tų gyvenimų, kokie čia galėjo vykti. Kiek man čia kaimynė kažką minėjusi buvo, kad čia gyveno moteris, kuri nelabai gerai sutarė su savo protu, bet negalėčiau nieko patvirtinti, nei ką. Vieta graži, iš tikrųjų sutvarkius šitą vietą, čia irgi puikiai vieta būtų galima gyventi ir čia erdvės atsiveria į laukus dirbamus, bet visur yra nuošalų, langeliai jau praplėšti, stogai įkritę, pečius išardytas, kažkas pasiėmė metalą, aukštis lubų minimalus. Nu ką mes čia dar turim? Šiaip ganėtinai sausa tiek, kiek stogas šitoj vietoj nevarva. Bet čia gal natūraliai suplyšė. Gerai, mes tolyn nelysime. Durys ganėtinai plačios, kiemas jau užaugęs kaip Černobylyje turbūt. Bet troba ganėtinai neblogai atrodanti, išsilaikiusi, tik tai stogo dalis viena yra turbūt sugedusi. Štai šalimais dar vienas yra apleistas pastatas, dar vienas, du tvarteliai apleisti. Nežinau, ar jiem čia kažkas priklauso, bet žinau, kad šitai sodybai čia gal kelias buvo įvažiavimo, kažkas tai panašaus sodas. Ir dar ten toliau kažkokia tai yra pirtelė. Pasižiūrėsim, ar ten mes galim prie kažko prieiti. Bet va, štai tokie nuotykiai, kur galima kažką tai patyrinėti, atrasti. Ir taip galiu gyvenime patirti įdomius dalykus. Taigi čia irgi apleista namas, troba. Čia kažkas tai buvo, gal kažkam dar priklausė vasarą. Labai vienas su kitu beveik susijungia tokie pastatėliai. Bet irgi viskas seniai benaudota, ganėtinai seniai. Žolai yra dideli dar išlikę. Ten kažkokia tai nušaliau dar pirtelė. Bandysiu iki jos nueiti ir turbūt šiandienai užteks. Tai pat vaizdas atsiveria nuo šitos trobos ganėtinai atviras, smagus ir sutvarkius šitą miškelį, vat, kas šiandien yra, iš tikrųjų čia galėtų būti įspūdinga vieta gyventi. Bet tam, kad gyventi, čia reikia turėti ir noro, ir ryžto nemažai padirbėti, taip kaip ir aš jo atradau. Tai gerai, kad aš šitos vietos anksčiau nemačiau, nes ta geresnė vieta, ko gero šitą būčiau pasirinkęs. Čia daugiau yra visokių rūpesčių su statybomis. Na va, atrodo ta pirtelė štai tokia. Mieste, kur viskas labai gražiai sutvarkyta, viskas patogu išvalyta, čia yra štai tokia situacija, ant didelių akmenų padėti rąstai, gražiai sukirsti, iš tikrųjų labai net gražiai ir tvarkingai. O štai matyti, švari šitą pusę, kur mažai drėgmės, jinai praktiškai visa išlikusi. Pamatai tie patys akmenys aplinkui suresti, sunešti. Čia irgi, bet jau čia į žemę yra įsmegusi šita dalis. Ir net neįeitum turbūt į vidų, mažas langelis beveik prie žemės, ten durelės į pirtį. Nu tai va, štai taip atrodo visa situacija ir šita kelionė. Įspūdinga, atsigauni, pamatai, pasidžiaugi. O štai čia žoliukas ir už to žoliuko štai tokie laukai dirbami. Aš nežinau, kas šiais metais ar buvo čia, nepamenu liktai. Kažkokie tai augo augaliukai, nu gal tik tai paruošė tą dirvožemį. O miškas, kuriame aš buvau, štai ten tolumoje. Tai apeita nemaža teritorija ir dabar galiu įsivaizduoti, kur aš čia atsidūriau.
Įspūdingo vietoje atsidūriau. Gerai, grįžtu namo, iš ten galima bus aptarti mano gyvenimo už matricos ribų sodyboje ypatumus. Na va, štai taip atrodo sekanti diena, beveik panašių metų ir užsnigo, šviežio sniego, iš tikro nuostabus pokytis vėl ir gamta keičiasi, viskas keičiasi, čia liūdna tikrai nėra. Ir sekantį kartą turbūt jau pakalbėsim apie tai, kaip aš čia kūriausi, ką aš čia darau, kaip aš čia ką suprantu. Bet dabar tiesiog mėgaujuosi gamta, vakaras, einu kurtis krosnės, kad šilumos turėčiau namuose ir vėl galėsiu prisiliesti prie tos ramybės ir taikos. Iki sekančio pasimatymo.